Labadiena, šiandieną ėmėm iš interviu iš goto, ne, gal ne goto, gal panko, nu, vienu žodžiu, neaišku, iš ko ėmėm. Iš emo pankas. Nu va, iš emo panko ėmėm interviu. Ir norėtumėm jūsų vieną klausimą padaryti. O kodėl jūs būtent emo pankas? Dėl to, kad matai, pas mane yra skiautekas ir sroga juda ant vieno šono. Va, matai, gražiai atrodo, aišku, gražiai, iš vis atgražusa. Klausykite, kokią jūs muziką klausotės? Klausaus Tokyo Hotel, Marilyn Manson, dar Afi biški šiek tiek ir, nu, kadangi aš emo pankas, tai dar ir biški punk pasiklausau, ten tų, žinai, tie, kur yra true punkai, nu kaip jie ten, Avril Lavigne, va, true punkė, tikra punkė jin yra, tai aš va jos dar klausaus, daugiau Limp Bizkitų, Linkin Parkų, vat, nu, ir dar ten šiaip visokių emo, nepamenu, nu, ten Povilaičio Stasio, žinai, nu. A jums neatrodo, kad tai yra įgrynus popsas? Nejuokauk, čia blemba, nu taigi Avrilė, taigi jin punkė yra, o